Man dėkoju, kad kartu su mumis pameditavot, gal mintyse net ir padainavot. Jeigu norėsit, mes dar vėliau biškelį padainuosim. O dabar aš norėčiau pristatyti bendrai mūsų bendruomenę. Pavaisimus, kad prašau. Iš tikrųjų, kaip mes susibūrė čia. Iš tikrųjų, mes kaip ir bendruomenė dažniausiai jungia kažkokią vieną idėją, ar vieną vietą, ar mintis, ar kažkas taip. Ir mes iš tikrųjų žmonės, kurie norėjom kažkaip tai būti arčiau Dievo, tarnauti Dievui ir kad mūsų gyvenime būtų Dievo sąmonė. Tai lengviausia daryti, kai yra ne vienas, nes vienam reikia įkvėpimo, kartais būna visokių bangų. Todėl mes susirinkome vieną vietą visi. Nežinau, taip gavosi pagal, sako, likimą, kad atvažiavome šitą kaimą. Norėjusi toliau nuo miesto, o kažkaip čia, taip, susiklostė, mes atvažiavom čia. Tai va, iš tikrųjų žinom, kad Dievą pasiekti yra daug kelių. Daug variantų, daug religijų. Mes pasirinkom kelią, kurį nurodė dvasinis mokytojas, kurio vardas esi Bhaktivedantas Svamis Prabhupada. Aš tuoj pabandysiu tuoj prijungti ir parodysiu. Bhaktivedantas Svamis Prabhupada. Jisai šventasis iš Indijos, iš tikrųjų gimė Kalkutoje 1996 metais. Jisai sutiko savo dvasinį mokytoją 1922 ir pradėjo savo dvasinį kelią, gavęs iniciaciją, taip dvasinį šventinimą, visą gyvenimą ruošėsi, nes tuo metu, kai gavo dvasinį šventimą, jo mokytojas paprašė, kad jisai skleistų dvasinės žinias, vedinės žinias po vakarų pasaulį, angliškai šnekančiam vakarų pasaulį. Jisai visą tą gyvenimą ruošėsi maždaug iki 69 metų. Jau buvo 69 metai, kai jis nusprendė pagaliau važiuoti į Ameriką. Iš tikrųjų, jis neturėjo nei pinigų, nei resursų, buvo šventasis, kaip sakyti, vienuolis, gyveno tame atsiskyrėlišką gyvenimą jau tuo metu. Sanjasis reiškia vienuolis. Tai jisai gyveno atsiskyrėlišką gyvenimą, bet nusprendė, kad misija dvasiškai keliu einančio žmogaus yra vykdyti savo dvasinio mokytojo nurodymus. Nes jisai, kaip Dievo atstovas, jam pasako, ką reikia daryti, kokią užduotį padaryti, kokią misiją gyvenimo. Tai jisai susiruošęs, gavęs tenai, kaip sakyti, per pažįstamus vietą, keliai krovininiam laive, išvažiavo, išplaukė į Ameriką. Ten kažkur savaitę laiko, ar net mėnesį jisai ten keliavo, patyrė kelis infarktus, bet, kaip sakyti, sėkmingai pasiekė Amerikos krantus ir padėjo savo pamokslavimą. Šiaip jisai pradžioje atvyko į New Yorką. Kaip sakyt, tuo metu ten buvo labai daug hipių, tokio jaunimo, kuris norėjo kažką kito. Tai jisai pradėjo jį pamokslavimą, po biškį dainuoti, kaip mes dabar. Ir po metų įkūrė Tarptautinę Krišnos sąmonės organizaciją. Šita organizacija, narių iš pradžių buvo nedaug, po to jinai įsiplėtė. Jos pagrindinis tikslas vesti žmonės dvasiniu keliu pagal vedų šventraščius, indiškus šventraščius. Pagrindiniai šitų šventraščių yra Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavatam. Jisai jos atsivežė, tiksliau Šrimad Bhagavatam, jis atsivežė anglų kalboje, visas kitas jis išvertė. Per 10 metų buvimo dar toj žemėje, nuo to laiko, kai jis atvyko, iki 77 metų, jis išvertė 60 tomų vedinės literatūros. 6 kartus apvažiavo visą pasaulį su savo pamokslavimu ir statė daugiau negu 100 šventyklų. Dabar ši Krišnos sąmonės organizacija yra, neturi 500 000 pasiekėjų, tam prijaučiančių, tai gali būti, ten nieks neskaičiavo, bet kažkiek yra daug šventyklų. Ir pas mus Lietuvoje yra 3 šventyklos, viena Kaune, Vilniuje ir dabar, galima sakyti, mes tokie nedidelį turim, statom didesnį, nežinai, kada čia, Krišnos valė, kada pastatysim. Tai va, pradėkim trumpai tada, iš viso net ne apie religiją bendrai, ką sako šventraščiai, nuo ko jie pradeda kelti klausimą. Pirmas klausimas, kas mes, netgi pirmas posmas, ten vienas iš šventraščių rašo, dabar, kai gavom žmogaus kūną, yra pats laikas klausti, kas aš esu, kas mane supanti šis pasaulis ir kas jo kūrėjas. Nes gyvūnai apie tai nemąsto, žmonės turi tą vieną galimybę, nes jie turi intelektą. Pasvarstyti, dėl ko jie čia, ką jie čia daro, kad ne tik tai tenkinti jausmus.
Bagalavita prasideda nuo to, kad mes esame ne šie kūnai. Ir kad čia kaip mūsų atvalkalas tikrai. Oi. Kad čia yra kaip mūsų kaip mašina. Nes jeigu gerai pasižiūrėsime, čia širdys siela ir jinai valdo visą organizmą. Kompiuteris, tai smegenys mūsų akis, tai va, irgi mes iš tikrųjų nesam šitie kūnai. Vienas iš labai įdomių pavyzdžių yra pavyzdys su nuotraukom. Jeigu vyresnio amžiaus žmogui parodysit nuotrauką, ne vyresnio, nebūtinai vyresnio, bet vyresnio amžiaus žmogaus nuotraukas. Tas, pavyzdžiui, tai matysim, kad jaunystė ir senatvė žmogus labai skiriasi, nors tas viduje esantis, jisai žino, kad jis nepasikeitė. Bet laikui bėgant, svetimas žmogus gali net pažinti, kad jis tai pasikeitė. Vienas iš pavyzdžių, kaip mes galim tai pajusti, jeigu mes gyvenime būtume nematę savo atvaizdo, nei veidrodyje, nei kažkur tai kitur, mes nedėjaučiam, kai mūsų kūnas keičiasi. Vieną dieną pamatom, kad jisai kitoks jau. Gal jis sveikata, biškiai, bet tas, kur aš esu, aš tas viduje siela, jinai nesikeičia, jinai amžina. Tai va, tai šitas paveiksliukas kaip tikroji. Kai žmogus, šventraščiai rašo, kai žmogus nusimeta naujus drabužius ir užsideda naujus drabužius ir nusimeta senus, taip ir siela priima naują materialų kūną, palikdama seną nebereikalingą. Matom paveiksliukai, kad siela nemirtinga, bet kad veiktų dvasiniam, materialiam sukurtam pasaulyje, jinai turi turėti materialų kūną. Ir jisai eina savo evoliucijos eiga nuo vaikystės iki senatvės, o kai baigia tą judėjimą, tada pereina į kitą stadiją, kitą kūną, atitinkamai pagal mūsų, kaip sakyti, norus. Tai yra vienas iš Bagavitos posmų sako apie sielą. Kas ta siela iš tikrųjų? Bagavitos 22 skyriaus, 2 posmas, o čia kaip tik ir savo. Sako, kad siela niekada negimsta ir nemiršta. Ji neatsiranda praeityje, neatsiranda dabartyje, neatsiras ateityje. Ji visada egzistuojanti, nekintama ir nesunaikinama. Kitas posmas sako, kad joks ginklas negali jos sunaikinti, ugnis negali jos sudeginti, vėjas negali išdžiovinti ir vanduo permerkti. Mes nesame nemirtingi iš tikrųjų, tai mums natūraliai atrodo, kad mes amžinai gyvensim. Jeigu pagalvotum, žmogas taip elgiasi, kad jis niekada nemirs. Aplink visi miršta, bet jis savo gyvenimą sudėlės taip, kad jis niekada nemiršta. Todėl, kad mes esam sielos, mes nesąmoningai suvokiam, nors realybėje mes susidėję tą kūną ir kartais mes pradedam galvoti, kad mes tas kūnas. Tai va. Senka, tada, jeigu yra pagrindiniai tie 3 klausimai, kuriuos aš minėjau, kur šventraščiai užduoda, kas aš esu, tai mes pasianalizavom, kad mes esam siela. Bet dabar klausimas, kas šitas materialus pasaulis, ką mes čia veikiam iš viso tam pasauliui. Ko mes čia atėjom, ko mes čia atėjom, koks mūsų tikslas. Iš tikrųjų, šventraščiai rašo, kad mes nenorėjom su Dievu tenkintis, mes turėjom savo egoistiškų norų. Ir Dievas suteikė tokią galimybę išeiti iš dvasinio pasaulio ir tokia aplinka padaryta, materialus pasaulis, tenai galima veikti kaip Dievas. Mes jau nematom. Čia tai padaryta kalimas, kuriame nesimato Dievo. Mes jų nejaučiam. Galim patys galvoti, kad mes dievai, bet iš tikrųjų taip nėra. Dėl ko nėra? Dėl to, kad mes negalim valdyti tos savo likimo. Negalim jausti, kad ateina kančia, kad džiaugsmas, jis nuo mūsų nepriklauso. Jis ateina ir išeina, kai metų laikai pasikeičia ir mes nieko negalime padaryti. Tai vat už tai labai geras tas yra pavyzdys. Laimė ir kančia. Jis ateina, kaip minėjau, nepriklausomai nuo mūsų. Todėl iš tikrųjų žmonės patyrė 4 rūšių kančias. Ir net turėdamas didžiausius turtus ir turėdamas didžiausias galimybės, arba visus resursus, jis nieko negali padaryti, nes yra 4 rūšių kančios. Gimimas, mirtis, ligos ir senatvė. Tai pasiekia visus nepriklausomai, nes tai teikia gamtos dėsniai, kurios kažkas sukūrė. Tai iš tikrųjų kyla klausimas, tada, jeigu mes čia esame ir mums patyrė tos kelios 4 rūšių kančios, tai mums iš to įsivaduoti, kas šitą visą sukūrė, kas yra. Tai yra kelios teorijos iš tikrųjų, kas sukūrė. Žinot, viena iš teorijų, tai dabar labai paplitusi, kad ten sprogimas kažkoks įvyko. Įvyko sprogimas ir iš tikrųjų įsivystė kažkas. Tai, bet pagal praktiką, logiškai pagalvoti, dažniausiai po sprogimo viskas sunaikinama. Niekas neįsivysto. Dažniausiai iš šiukuris viskas įsilaksto. Kas ten gali iš to įsivystyti. Šventraščiai rašo, kad kita teorija, kad viską sukūrė Dievas. Ir iš karto sukūrė visas gyvybės rūšis. Ir formas yra augmenija, augalija, sielas
įleido į tą materialų pasaulį, laiką įdėjo, kad veiktume tam laikę ir dar norą, kad grįžtume gal pas Dievą. Nes be šito noro, šitą energiją mūsų apgautų ir mes niekaip nesikapštytume iš ten. Tai va tai yra 4 dalykai, va čia šventraštė rodo, kad Dievas sukūrė ne tik tai šį materialų pasaulį, ne tą mūsų planetą, bet visą materialų pasaulį, visą specialiai tam, kad mes kaip sielos galėtume tenkintis prie jo. Jis duoda tokią galimybę. Ir mes matome, mes gyvename, tenkinami pagrindinius 4 poreikius. Tai yra miegas, valgys, gynyba ir seksualinė malonumą. Bet tai, jeigu paanalizuosim, ir gyvūnai taip daro. Ir ko mes tada skiriamės nuo gyvūnų? O to, kad mes galim paklausti, kodėl ko aš kenčiu, o ką aš čia darau. O tas klausimas, nes tas intelektas, kuris yra, protas ir intelektas yra du skirtingi. Protas tenkina jausmus ir galvoja, kaip tai geriau padaryti. Intelektas užduoda klausimus ir įvertina situacijas įvairias. Tai yra, iš tikrųjų, kaip mes gyvename? Iš tikrųjų, mes gyvenam, mus veikia paprasti dėsniai. Vienas iš jų vadinamas karmos dėsnis. Karmos dėsnis tai reiškia veiksmas ir atoveisnis. Mes žinom, net ir Niutono 3 dėsnis tą patį sakoma, čia daug mokytojų žino, turbūt, kad iš tikrųjų, kaip padarai, kažką veiksmą padarai, jeigu žinai, ateis atoveisnis. Todėl ir nuo gerų, ir nuo blogų darbų ateina atoveisnis. Jie logiškai mąstant nesisumuoja, nes padarius vieną veiksmą jis jau nuėjo. Jau jo nesugrąžinti ir gal nieko negali gerą atskirai padaryti. Šventraštė rašo, kad nuo to gausi atskirai, nuo to atskirai rezultatus. Tai mes ir radome blogus ir gerus rezultatus. Žiūrėkim toliau. Čia dar sėkiai pakartosiu tą variantą, kad mes visų pirma, ką iš mūsų tikis, vėlgi išmintis ir pagrindė visos filosofijos, net ir religijos eina prie to, kad mes turim suprasti, kad mes esame ne šios planetos, kaip sakyti, gyventi, ne tos materialos pasaulio. Mes esame būtybės. Ir šitas pavyzdys jau rodo, kad iš tikrųjų mes keičiam kūnus ir mes nemirtingos sielos. Bet mums visada kyla tada kitas klausimas. Jeigu mes čia kankinamės, kaip mums papulti, iš kaip čia išeiti, vadinamą tą dvasinį pasaulį. Dvasinis pasaulis, jisai pilnas žinojimo, džiaugsmo, jisai yra anapus laiko ir erdvės. Aš sucituosiu kelis posmus, iš tikrųjų, jau kad nesinamočiau, panašiai. Bet yra, Dievas sako, Bhagavad Gita 8 skyrius 21 tekstą atsimenu, Bhagavad Gita vienas iš pagrindinių šventraščių sako, kad yra ir kita neišreikšta gamta, jau žina, transcendentali materialiai. Ir neišreikšta energija, ji aukščiausia ir niekada nesunaikinama. Šio pasaulio neliko, o toji dalis išlieka visada. Tai, ką valdantis apibūdina kaip neišreikšta ir tikra, kas vadinama aukščiausiųjų tikslu, į kurį atėjus niekada negrįžtama atgal, yra mano aukščiausiai buveinė. Taip sako pats Viešpats. Tai iki šiol, ką pasakiau, iš tikrųjų yra tik tai mokslas apie kūną, sielą, materialų ir dvasinį pasaulį. Čia jokios religijos nėra. Čia tiesiog mes turim suvokti, kad mes esame ne šitie kūnai ir kas čia mūsų aplinkui dedasi. Religijos tai keliai išeiti pas Dievą. Jų yra daug rūšių. Krikščionybė. Mes pasirinkom šitą dvasinį kelią, kur nurodo Vedų šventraščiai, literatūra. Tai iš tikrųjų pagrindiniai principai, jeigu pasižiūrėtume. Prieinam prie inkarnacijos, kad mes iš tikrųjų veikdami negalim ištisai su to pačiu kūnu. Mes amžinos sielos, taip ilgai tas kūnas neištveria. Mes gyvename ir tas kūnas, kad jis pasensta ir pasikeičia. Tai natūraliai, sako šventraščiai, sveiko mąstančio žmogaus tai netrikdo, kad kai pasibaigia kitas gyvenimas, mes gaunam dar vieną galimybę tenkintis. Kol mes pagaliau pavargstam, kadangi Dievas įdėjo norą, kad mes grįžtume. Ir kai mes tik tai jau laikui bėgant, kai mes pavargstam tenkintis 4 poreikius savo, kai mes pradedam klausti, kas tas Dievas į probiškį pradedam domėtis, o tada atsiranda vis reikalingi šventraščiai ir galimybė išeiti iš to materialaus pasaulio. Iš tikrųjų, žiūrėkime toliau, yra įvairovė ryšių, priklausomai nuo mūsų veiklos. Jeigu kokią sąmonę mes paliekam šitą kūną, tokią sąmonę mes gausim, tokį kūną gausim sekantį gyvenimą. Yra įvairovė, gyvūnų, augalija, augmenija ir matote, žmogus aukščiausia forma, nes tik tai šitoj formai žmogus gali kažką pakeisti.
Ir jeigu mes elgsimės kaip dvasinės būtybės, automatiškai mes po mirties gausim dvasinį kūną ir grįšime gal pas Tėvą. Tik tada. Čia, kai matas pavyzdosas materialus ir dvasinis pasaulyje, jie yra skiri ir kaip Viešpats sakė, kad tas materialus jisai laikui bėgant labai daug laiko praeina, bet visiems būna sunaikinamas, o dvasinis lieka amžinai. Dabar prie šių kelių. Mes pasirinkom kelią, kurį nurodė Įsipartividantos Naujas Prabhupada, tai Krišna Sąmonė. Iš tikrųjų, tai tarptautinė Krišna Sąmonės organizacija, jie eina daug dalykų, aš paminėsiu pagrindinius procesus, kur šventasis sako apie atsidavimo tarnybos procesai, kokie jie yra pagal Vedas. Yra 9 atsidavimo procesai. Pirmas, tai klausytis apie Viešpatį ir jo žaidimus, jo vardus. Antras, kartoti ir giedoti apie Krišną arba apie Dievą ir jo vardus. Trečias, atsiminti Krišną, jo vardą, pavydalą, savybės, jo žaidimus. Mes galim negu visą gyvenimą kažką daryti, bet apie jį galvoti. Tai tą sąmonę leidžia ir jau skaitosi kaip tarnyba. Tarnauti Viešpačiui asmeniškai, todėl statomi šventyklos, bažnyčios statomi maldos namai, kad žmonės galėtų ateiti ir asmeniškai kažką dėl jo padaryti. Tai irgi skaitosi tarnyba. Garbinti jį, atnašauti aukas, daryti įvairius ritualus. Šie ritualai ne šiaip, jie dažniausiai būna atrašyti šventraščių. Ir tai leidžia mums vėl pakelti mūsų sąmonę, prieiti prie Dievo, kaip tarnai. Mes esame amžinėje tarnai. Maldų siūlymas, nusirinkimai, tarnystė Viešpačiui nurodyti. Tarnystė tai reiškia jo nurodymų vykdymą. Mes galim nieko iš tikrųjų ten, kitų tarnybų galim net nedaryti, bet jeigu vykdysim tai, ką jis nurodė, šventaščiai rašo, darykit tą, įvairiausiai, kiekvienas skirtingai sako. Bet atitinkamai irgi gausis, po to draugystė su juo. Irgi yra viena iš tarnybos rūšių, kai mes juo pasikliaujam, viską, kaip sakyt, ir stengiamės jam, kad padaryti malonumą kažkokį, ir paaukoti, ir dėl jo kažką, kad tie dalykus prašo. Tai vat ir krikščionys, ir Jėzus, ir kiti sakydavo, kad Dievas prašo kažką padaryti, pamokslauti, arba nedaryti, laikytis 10 įstatymų, tai irgi yra Dievo noras. Jeigu mes jo laiko, mes tarnaujame, automatiškai širdį švarėja. Ir paskui, ne paskutinis, bet vienas iš 9, visą savęs atsidavimo Viešpačiui. Tai reiškia visiškai, kokios sąlygos bebūtų, ką mes gaunam, blogą, gėrį, turim suprasti, kad tai mums tik į naudą, nes jis mūsų geriausias draugas. Jisai nori, kad mes grįžtume pas jį. Mes tokios amžinos dalelės kaip visai. Todėl, kai mes ir šventieji, pavyzdžiui, gyvena ir nesvarbu net sąlygos, kaip ir kunigai, jie atrodo jos kietiškai, viskas ant vien suolų guli. Bet jie vidų laimingi, jie žino, kad jie tarnauja Dievą, jaučia tą jausmą, tas svarbus momentas. Krišna Mahamantros kartojimas. Vienas iš pagrindinių pirmų atsidavimo tarnystės rūšių yra šventų Viešpaties vardų kartojimas. Tai leidžia mums prisiartinti prie jo per šventą vardą. Iš tikrųjų, meditacija, visi turi tą dalyką meditaciją. Vidinis susikaupimas į save į vidų. Visos religijos tai daro. Malda vidinė, susikaupimas yra labai svarbus proceso dalis. Jeigu mes susikaupę, tada mes galime atsijungti nuo to materialos pasaulio, kuris užteršia mūsų protą ir neleidžia mums atsigauti. Tai va, Hare Krishna mantra, kaip aš minėjau, ir kartuoju, galiu dar sykį pakartoti. Krishna reiškia visų patraukliausias, Rama reiškia malonumų šaltinis, o Hare tai jo energija, atsidavimo energija. Mes tokius, kartuodami tą mantrą, mes prašome, kad suteiktų mums tarnybą ir mes to dėka mes išsivaduosime iš tų kančių ir grįšime į savo dvasinį pasaulį, savo namus, pas Dievą. Dabar truputėlį čia kas dar įeina, ten įeina dievybų garbinimas. Kas yra dievybės? Labai keistai gal atrodo, kiti sako, gal čia stabai, bet visos religijose tai yra, vienokia ir kitokia forma. Dėl ko? Dėl to, kad mes turime priprasti, tarnauti Dievą kažkaip tai tikrai, nemintysime, mes turime kažką medituoti. Šventas čia aprašo visas dievybų formas. Jos ne šiaip sugalvotos labai. Yra kartos iš kartų gamina tas formas, tai jie žino, palašmenčius kaip padaryti, ir tam tikrų maldų dėka prašo, kad Viešpats įeitų ir priimtų mūsų tarnybą. Jeigu jūs pakeliausite po pasaulį, apsilankysite įvairiose šventose vietose, šventyklose, ir pamatysit labai daug įvairių variantų, net ir Kristų kabina. Dėl to, kad asmeniškas būtų ryšys, kažką tai matyti, mums labai svarbu. Tai va čia yra šventoje vietoje Indijai randa Šemasunda dievybė, tai Krišna jisai stovi pas tamsus, skaitosi, kad jis yra mėlynos spalvos, tamsiai mėlynos.
O šalia stovi Radharani, jo meilės energija, jinai irgi asmenybė, dvasinė pasaulyje visi asmenybė. Šventraščiai rašo ten visos asmenybės, visi paukščiai, jie šneka, visi elgiasi. Čia yra tik atspindys, čia netikra, o ten visi asmenybės, visi gali kalbėti. Tai va, matom, čia nuostabi forma. Kita vieta yra kita forma Dievo. Jisai atėjo kaip pamokslautojas. Jisai trumpai tada papasakosiu tokią istoriją. Žodžiu, kad Radharani, meilės energija vienas jį patenkino viešpatį. Ne tik vienas jį, bet vienas jį labai patenkino, ten siuntė pasidarė tokią specialią erdvę pasaulį, ten, kuris jautėsi labai gerai. Sako, ko aš jums galiu atsidėkoti, sako šitą. Sako, aš nieko neturiu, jūs viską man atidėjote, aš nieko neturiu. Ir sako, tada, tegu būna šitą tarnybą, jums didžiausias laimė džiaugsmas. Ką jūs dėl manęs darote? Ir vienas įkis jis nusprendė, kad jis pats nori tai pajusti, ką jaučia jo atsidavęs, nes jie jaučia daugiau žinių. Ir jis atėjo tą formą, parodė, kaip reikia elgtis, kaip jo atsidavęs, kaip jis elgiasi, ką jis daro, kaip medituoja. Tai va šitą formą iš tikrųjų, ta tikra asmenybė, dabar čia tik tai jos forma, tikra asmenybė atėjo prieš 500 metų. Tai Dievo inkarnacija, kuri parodė, kaip reikia per tos šventus kartus, ką reikia daryti. Ir jis pasakė, kad vis laikas, kad visuose miestuose ir miesteliuose kartojamas mano šventus vardas. Nors tada dar tai Indijai, bet dabar matom jau visur pro biškį pradeda. Parodysiu, kas Kaune pas mus yra Kaune, Gauranta dievybės ir ten iš tų 5 tik tai 2. Mes jau lenkiamės ir atliekam ritualus, atitinkamai tarnaujam. Tai va, ką dar aš iš tikrųjų norėjau papasakoti iš mūsų gyvenimo, kad neatrodytų tai labai keistai, ką mes čia darome. Iš tikrųjų, šventraščiai rašo, kad norint rimtai tarnauti, reikia dar daryti kelis dalykus. Ne tik tai kartoti šventą vardą, ne tik tai dengtis dalykus, bet palengvinimui reikia laikytis kelių taisyklių. Vienas iš tų taisyklių tai laikytis šventraščių nurodymų, kurie leidžia mums pakilti aukščiau sąmonę. Tai mes, kaip žinot, nevalgome žuvies ir kiaušinių, negeriam alkoholį gėrimų, nenaudojame jokių intoksikatų, po to nežaidžiam azartinių lošimų, neužsiėmėm nesantuokiniais lytiniais santykiais. Šitos, kodėl 4 tie principai? Religija stovi 4 kojų. Tai yra švara, teisingumas, labdaringumas ir asketiškumas. Dabar skaitosi Kali Jugų liko viena – teisingumas. Tik tai. Ir tai nešvilpuoja. Visa kita jau žmonės neturi jokių savybių. Jie labdaringi, jokio švaros. Jeigu ta prasme švara, kad azartiniai lošimai tenai eina, po to tų viešinamų. Visą televiziją, jeigu mes pažiūrėsime, sveikai mąstantis žmogus suvokia, kad ten vienas šlamštas eina. Ir tai yra tikrai jokio švaros. Nori, ką nori, bet visi to laukia. Kodėl sako televizija labai? Tiek, kad žmonės nori. Jie širdį šitą nori. Nors sako, kad nelabai nori, bet iš tikrųjų nori. Tai va šitie principai padeda pasilaikyti be švaros, asketiškumo tenai. Tai jeigu tiesiog žiūrėt, mėsos valgymas tai yra gailestingumas. Mes nežudom kitų gyvų būtybių. Aš pats sako, kad iš tikrųjų reikia, sako, kokį man reikia terminų maistą. Vietą, aš prieisiu prie toliau, bet iš tikrųjų nežudyti ir krikščionis jūs skatimas, nežudyti. Nes tai yra gailestingumas. Jeigu mes nužudom, paprastas pavyzdys, aš nieko nekaltinu, bet tiesiog pamastykim. Turim kažkokį kitų gyvūną namus. Vardais vadinam, ten žodžiais kviečiam, jie ten laksto iš paskos. Vieną dieną durnesnis, kaip sako, jisai nieko nesupranta. Kaip brolis, kažką biškai pasidarėm, pavjokim, ką mes čia sulagysim. Kaip pavyzdys. Čia logiškai, širdis neleidžia to. Bet mes kažkaip įpratę iš įpročių tai darom, todėl tai labai svarbu, tai valo širdį. Nenaudoti intoksikatorių. Man suprantat, kad iš tikrųjų tai proto švara turi būti visą laiką. Jeigu logiškai mąstant, daktarai sako, kad alkoholis lieka 20 dienų. Tai dauguma žmonių pastoviai girti. Vienoj ir to stadijoje. Iš tikrųjų, jeigu duotų papūt, kažkaip pripūstumėt visiem. Ne visi, aš taip sakau. Kas neseniai man buvo, tikrai kažkiek dar kristų. Bet realiai reikia idealią švarą laikyti. Tai palengvina vėl dvasiškai tobulėti. Azartinių lošimų. Tai teisingumas dingsta, mes pradedam sukčiauti. Nėra teisingumas, tai dabar ir slikėsti, tas nedidelis žmonės bando, net ir sukčiai per pusę sako. Pavogė, ką nors sako, reikia pasidaryti teisingai, po lygiai. Visiems tokio teisingumo reikalo, vienokio ir kitokio. Neleisni lytiniai santykiai, tai reiškia, nėra švaros vidinės.
Tai užteršia širdį, mes žinom, kad mes neteisingai elgiamės ir užsiteršia. Dar ką rekomenduoju daryti, tai pastoviai skaityti šventraščius. Pažiūrėkit, net ir kunigai, jie visada skaito šventraščius, ten kažką cituoja, bet tai rekomenduoju daryti pastoviai, nes pastovumas ir nedidelis kiekis kažkokios tarnybos, jisai duoda progresą. Jeigu nėra pastovumo, mes negalim. Tarnyba turi būti nenutrūkstama. Dievui. Tai reiškia, mums reikia kažkas nuo ko paskaityti. Taip. Mes bendraujame su asmenybėm, kurios išvertė tos šventraščius ir gal galitinai bendraujame su Dievu iš tikrųjų. Tai va, vegetarizmas. Iš tikrųjų, tai mes nesame vegetarai. Mes visi galvojame, mes esame vegetarai, mes ne vegetarai. Iš tikrųjų, aš papasakosiu, kodėl mes ne vegetarai. Kadangi visa veikla neša atoveiksmį, kaip minėjau, karmos dėsnis yra. Tai gyvūnai ir augmeniai irgi gyvi. Tai mes jeigu juos nužudom, ir mes gaunam karmą, tai atitinkamai. Bet viešpats sako, jeigu jūs man paaukosit vegetarinį maistą, pasiūlysit, aš nuimsiu visas nuodėmes. Todėl aš kartais sakau, mes esam krišnatarai. Mes ne vegetarai. Mes valgom tik tai, kas paaukota Dievui. Iš bažnyčios irgi tai gaunat. Pirmą komuniją, bet net tas būna toksai apvalus ten yra žuvėdėta kiekvieną sykį. Per kalėdas būna plotkeliai. Tai čia tas pats, tik tai mes tai darom kiekvieną dieną. Todėl, kad sąmonė pasilaikytų, šventraščiai rekomenduoja, kas nori dvasiškai tobulėtas priima, kas nenori, gali savo gyvenimą. Bet tai čia rekomendacijos, kurios iš tikrųjų labai veikia. Jeigu jūs pabandysit, jūs pajuntat netgi tos švenčių metu pasikeičia nuotaika. Jeigu mes gaunam kažką sustojam, visi pasimeldžiam ten prie stalo kūčių ir tą plotkelį savo. Tas plotkelis ne ritualas. Jisai tikras, jis pasiūlytas Dievui. Ir sąmonė pasikeičia. Tai dar ką rekomenduoja natūraliai, kadangi mus veikia materialus pasaulis, aplinka, televizija, ką nori, ten visi bendravimas. Geriausiai bendrauti, daugiau laiko skirti bendravimą su to pačiu keliu einančiais žmonėmis, kad įsikvėptumėm, kad jeigu mes bendrausim daug laiko su materialistais, kurie visiškai nesidėm dvasinė veikla, mes galim irgi kažkaip dalytis. Čia natūralu, su koks būsi, toks ir tapsi. Nori būti daktaru, bendrausi daktaru. Nori mokslininku, bendrausi mokslininku. Nori būti šventas, bendrausi šventas. Tai vat 4 tokias rekomendacijos. Tai vat gal netgi jau jos ir atsako į mūsų pagrindės klausimus, kodėl mes taip elgiamės, ką mes valgom, ką mes darom. Tai turbūt viskas iš mano pusės. Daugiau paliksiu klausimams, specialiai viską nepasakosim, galiu atsibodo, bet kaip čia susavę. Tai jeigu kilo klausimų ar kažką matėt kažkur, tai įdomu dėl ko, tada galite paklausti, bet kartu mūsų, kaip sakyti, viskas paprasta, nes tam ir susirinkom, kad atskleisti viską, čia paslapčių nėra. Tai va, gal ką nors įdomaus, kokį mintis šovė, ką nors. Arba palyginimą, žinokit, aš kaip dabar prašiausiai, iš tikrųjų, aš taip per daug prezentacijom nesiruošiu, bet kaip prašiausiai, aš pastebėjau tiek daug palyginimų su krikščionybė, beveik tas pats. Pavyzdžiui, drabužiai. Dėl ko rengiamės tos drabužius? Bet aš pagalvoju, tai krikščionys kunigai irgi rengiasi su tą. Drabužis ką duoda, jis duoda nuotaiką. Pakelia, žiūrėkit, sportininkai apsirengia sportiškai, iškart pasiruošia laimėti. Ten daktaras iškart savo užsideda, jis jau žino, kad jis sako netgi tas drabužis jis saugo nuo ligų. Ta prasme energetiškai, todėl jie vaikšto beveik neserga. Vaikšto prie pacientų, kuris gali užsikrėsti. Arba kalėjime, iškart pakeičiavome, dryžuotai visi. Jie žino, kad kur nepapuolė. Tai pirmiausia, apsirengiam tos drabužius, kad mūsų nuotaika pagėtų dvasinę. Ir tuo labiau rašo šventraščiai, kad aš patenkintas, kai mes ateinam su tokiais drabužiais. Tai mes su jais pamokslaujam, vaikštam, matėt, gyvenime mes apsirengiam kaip patogiau. Bet patenkinimų viešpačiui mes apsirengiam tokiais drabužiais. Tai va, vyrai apsirengia. Kodėl šitą atrodo kaip škudurai? Dėl to, kad kiekviena siūlė kaupia nešvarą. O būna pridėvybių, reikia būti labai švaram. Todėl čia tiesiog medžiagos ilgas gabalas susuktas ir uždėtas. Matote, jis irgi turi sarius. Jis irgi vienas ilgas gabalas, nors atrodo kaip baisinis sijonas ten su visais. Bet iš tikrųjų čia vienas didelė medžiaga. Dažniausiai būna šilkinis, nes šilko net nereikia plauti. Skaitos sienvėjai palaikai visą nešvarą nuėjai. Tai matote, drabužius kažką. Aš noriu paklausti. Taip. Labai žemiškas klausimas. Gerai. Aš noriu paklausti, dabar sakėt, 3 šventykla yra. Ar visos jos yra gyvenamuose namuose? Ne, čia taip gavosi laikinai pas mus, žinot. Kiek laiko tęsiasi laikinai? Kiek laiko? Nu, dabar pasakyti Aš negaliu. tikriausiai patriarchatą pažinokit kaimynam ir kiek kartų aš prašiau. Bet dabar sakau, labai gera proga man ateiti ir artimai pasiskųsti.
Jūs puikiai žinote, apie ką aš kalbu, ar ne? Dabar taip, aš nesuprantu jūsų to centro. Jis vis tiek kažkokią tai licenciją turi turėti veiklai, turi turėti kažkokias darbo valandas, maldai, aš nežinau. Tai neoficialu, suprantat, kadangi čia nėra tie laikinai, mes padarėm vietą, kur galima susirinkti. Aš nesu jumis šnekėjau, jūs sakėt, kad maldos iš tikrųjų netrūdo, bet kažkur dundėjimas trūdo. Aš pastebėjau, kad jisai yra tada, kai mes kūrenam pečią, bet aš nieko negaliu, jeigu labai šalta. Jisai stovi tiesiai ant perdangos ir labai eina per duris. Jeigu aš, gerai, kiek žmogus fiziologiškai turi miegoti? Daktaras yra irgi... 8 valandas. 8 valandas. O kiek aš turiu ramybės? Pusę 4, apie 4 valandą, dun. Vėl kaip kažkas tai prasidedena. Aš nežinau, kad man jau vaidenasi, ar ne? Nežinau, suprantat, mūsų metas prasideda tik tai nuo 5, aš nesakiau mūsų gražiai. gražiai. Ar gyvenamam name jos turi būti? Aš suprasčiau, jeigu tai būtų įstaiga, gaisrinė, policija arba ligoninė. Bet ar kiti kaimynai nekelia arba viešbutis, arba viešnamis, atsiprašau. Bet klausykit, šitaip gyventi, aš žinokit jau nebegaliu. Aš ne socialiniam kokiam būste gyvenu, tikrai. Bet daugiabutį. Daugiabutyje. O tai gerai, žinot ką, aš dar suprasčiau, kad gyventų jauna šeima su vaikiukais arba kokie senukai, gyventų šeima. Visai būna. Ir atsikelia, ir palaksto. Bet čia kiekvieną rytą, apie 4, apie 5 valandą prasideda jūsų pamaldos. Tai jūs namuose pasimėgsite. Ne. Iš tikrųjų, ne kiekvieną valandą ryto. Ateina vienas žmogus pagal pečių. Tai aš apie tai šneku, kad jeigu labai šalta. Bet aš girdėjau, kad jūs namie net malkas kalba. Aš namie Niekas nesiskundžia, ne jūs. Bet kaimynai mano ten sesuo gyvena, kiti sako, viršai daužėsi, bet nebėga pasakyti, nustok skalį. Už tai, kad aš viena girdžiu, suprantat, kitas namas, jau yra kiti kaimynai, jie negirdi. Ir ačiū Dievui, kad jie negirdi. Aš iš tikrųjų galvoju, kaip išspręsti tą problemą, kadangi aš tikrai spręskit problemą. atsakingas, tai mes pasistengsim Šventas reikalas yra jūsų, Dievai tarnauja. Tai tarnaukite ir žmogui taip pat. Ir gerbkite tą kaimyną, kad ir aš ir viena esu. Ir kiek kartų prašyta, tikrai duokit man ramybę, duokit ramybę. Bet atsimenat, jūs vienas iki buvo pati atėjusi, ten buvo tik vienas žmogus, kaip jis gali tokį triukšmą baisus? Jis, man nebereikia didelio triukšmo, jūs man atsiai šitos decibelus, man jų nereikia. Žinokit, dabar turbūt tas vyresnis amžius, man praeina ir viskas, aš jau atsibundu, tas miegas yra jautrus ir nuo 4 valandų aš jau neturiu poilsio. Ponė, aš viską suprantu. Tai va, tai... Mes jau susitarė, su jumis daug sykių šnekėjom, vieną dieną sakot, viskas gerai. O po to vėl... Tai porą kartų netriukšmavot, pavyzdžiui, va šiandien labai gerai išsimiegojau. Tikrai žinau. Bet viskas tas pats. Tai reiškia, Tie patys žmonės susirinko. Bet aš iškart nuo to laiko, kai mes susiekėjom, sakiau, kad kūrentų pečių vėliau. Aš tikrai sakau, nes maldų taigi nesigirdė. Vieną galit kūrent, vakare galit užkurtą pečių, bet ne 4. Bet jeigu jūs norit, jūs galite išbūti ramus. Pavyzdžiui, sakau, šiandien jūs turbūt buvot labai ramiai vaikščiojot, arba jūs nevaikščiojot. Kaip visada. Baikit, nesišaipykit, suprantat, jūs esate tikrai, pusė jūsų nedirbančių yra, per visą dieną jūs galite išsimiegoti, naktim galite daužytis. Tai va, taip norėjau papasakoti apie tą mūsų darbą, visi galvoja, iš ko jie gyvena. Vienas klausimas, iš ko jie gyvena. Iš tikrųjų, Dievas sako, va čia aš iš tikrųjų buvau pasirašęs, bet nepaminėjau, gal galiu jūs paklausyti. Iš tikrųjų, mes visi esame šeimos gyventojai. Yra šventyklų, kur gyvena atskirai vienuoliai, jie nedirba, jie išlaiko tam paremė šeimos žmonės. Kaip ir vienuoliai, kažkas juos remia, bet mes esame šeimos žmonės. Visi turim išlaikyti šeimas ir visi dirba. Gerai, galbūt, aš nežinau, gal jūs dirbat, bet jūs nueinat į savo ramius namus, jūs ramiai sasimiegat ir niekas jums virš galvos nesidaužo. Aš apie jūs tikrai žinau, tik pakeičiau nuomonę, visą laiką gyriau visam pajėsliui, tikrai puikūs žmonės ir mandagūs, ir kultūringi, jie girtukliauja, nieko. Bet kad šitie triukšmai man girdėti. Kaip čia padaryti, kad užmąstyti nekelti ant to momento, aš žinau, gal kur viskas vyksta, bet... Aš žinau, man jie tą nesmagu, kad jūsų tą šventę žinai pasakyti, bet aš žinau, aš matau tokią progą ir supraskite, kaip... Mes pasistengsime, aš tai prižadėsiu prie visų, Aš mes sakau, pasistengsim kuo bet 8 valandas duoti namuose ramybę. Bet kiti žmonės vaikšto. Nieko. Jūs ten pasidalinę esat, vienas vieną dieną ateina, kitas kitą dieną. Aišku, nesueinat jūs visi. Tai aš sakau, man didelį triukšmą nereikia. Man užtenka praeiti ir aš viską girdžiu. Įsivaizduot praeiti, jeigu žmonės gyventų su vaikais, ką jie daryti? Tai aš dar suprasčiau, kad tai yra šeima. O čia kas yra, aš nežinau, čia yra maldos namai, kurie turėtų būti atskirai. Kiek prisistatėt namukų, tai galite vieną namą. Mes būtinai pasikeisim su kažkuo, tai kas turi daug vaikų. Duok Dieve. Ir jūsų kantrybė išaugs. Dievas jums duoda išbandymų, kad jūs dėl kažkokio tai pasistengtumėte. Mes irgi žiūrim išbandymus, mes bandom, mes dabar įsikelsim tikrai, kad kažko žmogus.
Bet suprantat, žiūrėkime visi tolerantiškai. Jeigu jums eina žmogus ir sako, kad jau jūs pažadina, tai gal jūs bemėgęs naktis. Nu tai, ką galvoja, jau žinokit ir nieko man išderinot. Aš prabundu beveik tą laiku ir laukiu, kada prasidės vaikščiojimas. Argi čia yra normalu, pas jūs nesigirdi? Aš jums pavydžiu. Ne, ateikite į viršų į šventyklą. Aš ir ateinu, tai visi labai užpyksta ant manęs, ko aš čia vaikščiu. Niekas nieko. Nu kaipgi, nu. Jūs ateikit sudalyvaukite paskui. Tai kodėl aš turiu dalyvauti? Man nelis, aš ne savo dievą. Nu gerai, mes tikrai tą atsižvelgėme jau daug sykių, sakykime, bet išnekėjome, stengiamės kažką greitai pakeisti, bet ir štai geriai mes gavom tą būdą, kaip sakyti, etikėtai mums pasiūlė. Bet aš skaitau, maldos namai neturėtų būti gyvenamam name. Tai turėtų būti atskirai. Ir viskas. Atskirai. Namelis statome iš tikrųjų vienuolyną, ten jau... Tai kada jūs pastatysite? Mes įsivaizduojame, kad pastatas yra vienas didžiausias Lietuvoje. Žiūrėsite, net pasaulio mastu, kaip šventykla, tai yra labai didelis pastatas. Turi būti labai didelė kongregacija. Iš vienos žmogaus pinigų tokio pastatysi, čia žmonės norėjau. Tai pradžioje labai stipriai įsideda, dabar, kaip sakyti, visada atsiranda kliūtis. Tai mes biškai sustojame. Ir dienos, ir tie giedojimai. Brūlėsi, kaip sako, ir nežinau. Aš kitą klausimą. Žiūrėkit, mes irgi, turbūt jūs irgi lietuviai, ne? Ir mes lietuviai, mes kažkaip, tik jūs mane gerai supraskite, aš nenoriu. Bet mes, pavyzdžiui, kalbam apie tikėjimą, tai mes perimam tėvų, protėvių tikėjimą. Kaip jūs dabar čia, aš galiu pasakyti, jeigu savo istorijas jau asmeniškai buvo koks įvykis, ar kas jūs paskatino, sakykime, pereiti kitą. Ir kaip tada jūs palaikot su savo tėvais, jeigu dar jie yra kito tikėjimo. Bet iš tikrųjų, kaip aš irgi krikščionis nuo vaikystės, nes, tai čia yra keliai pas Dievą. Pas Dievas. Kaip vardai skirsi, Jehova, ten Buda, Ramas, Krišna, tenai, visi tiesiog tai skirtingi keliai. Aš kaip pradėjau visada krikščionis buvo ten, pirmą komuniją priėjau, ir man buvo įdomu, ypač kai kažkada dar vaikystėje pradėjau rodyti filmą po tarybinių laikų apie Jėzų, viešpatį, aš ten nubėgau, pirmas pažiūrėjau, kas tai per filmas, man įdomu, tai vaizdžiai pamatyti. Bet taip bėgant kažkaip aš gatvėje sutikau žmonės, kurie platino Bhagavad-gitą, vieną iš tų šventraščių. Ir ten buvo atvežtas paveiksliukas, aš jo šiandien neįdėjau į savo paskaitą. Bet tenai buvo vaizdai, kaip kūnas keičiasi nuo vaikystės į senatvę ir apačioj gyvūnų rūšis. Tai man papasakojo, kad siela keliauja atitinkamai pagal savo norus po visą tą ciklą. Ir aš viduj pagalvoju, taip ir yra. Nežinau, kai aš taip pagalvoju. Gal ne pirmo gyvenimo, kaip sako, jau einu to keliu. Bet tikrai pagalvoju, kas, va jau tas paveiksliukas. Galite persiųsti, jeigu pasižiūrėti. Ir aš pagalvoju, viešpatie, kaip čia yra, tikrai taip ir yra. Ir aš norėjau tą knygą gauti. Bet aš ten jinai prigokai kainavo tuo metu. Ir aš neturėjau, sakau, sekantys įvykį pamatysiu, būtinai nusipirksiu. Ir tas sekantis įvykis gausiu mano gimtadienis. Ir mama sakau, nieko nereikia, duok man tą knygą. Ir taip po biškį aš ten pradėjau neišėlės, nes ten daug pavadinimų, vardų, ten, kaip žinot, kai vaikas, kad aš 16 metų, tai buvo ten iš viso ten sudėtinga, bet aš labai norėjau kažkaip vidinį traukinį. Tos žinios, labai daug žinių, suprantat? Aš tai lyginu kaip du žodynus. Vieną šventraštį, kitą arba trečią paimkite, yra kaip du žodynai, vienodi anglų kalbos žodynai. Vienam 100 žodžių, kitam 1000. Bet jie nesusikerta, jie vienodi. Bet ten daugiau informacijos, tai man įdomiau paskaityti buvo, kas dar, kur tas materialas, kas tas Dievas, kaip tas dvasinis pasaulis, kaip pas jį papulti. Ir man labai nesveitimi buvo tie vienai vegetarizmas, aš iš karto buvau vegetaru. Aš kažkodėl tai seniau galvoju, ten buvo toks tekstas, jeigu tarkim šnekant ten apie ufonautus kažkokius, ir ten sakė, kad išrinks kažkokią rasę ypatingą, kai bus vegetarai. Ir aš tada pradėjau galvoti, dar jeigu vegetaru, žinot, kai vaikas visokių prisigalvoja. Bet kai perskaičiau šventraščiuose, kad tai duoda švarą, tai natūralu, man tas pavyzdys tų šventų žmonių, kur ten aprašyti, taip susižavėjo, galvoju, kada nors. Ir aš pradėsiu. Ir ten jau žilgo, nes aišku, nustojo, bet kiaušinė dar ilgai valgiau, ten, žinau, nes bandelės patiko, ypač piragai visokie. Bet laikui bėga, nereikia, kaip ir sako, nereikia nieko keisti gyvenime. Viskas yra fakt, nieko nereikia. Čia tie draudimai tik rekomendacijos, nei ten riboju, sako, apsiribokite. Jūs tiesiog priimkite Dievą į savo gyvenimą. Nieko nereikia keisti. Darbą pavaukokit, mintysi, arba net užtenka apie jį galvoti. Sekmadienį pavyzdžiui, į bažnyčią. Grįžtat ir po to galvoju. Arba ten kokį pamokslą. Ir apie tai medituoti jūsų širdis valosi. Ir po to natūraliai jūsų norės, kad nors nedaryti. Ten, pavyzdžiui, aš, ten šventraščiai rašo, pavyzdžiui, nedaryk tą, arba daryk tą. Vieną dieną pabandai ir
veikia. Kodėl čia yra mokslinis procesas, Prabhupada sakė, čia yra mokslinis procesas. Dėl ko? Dėl to, kad nereikalauja tikėti nepatikrinus. Galima patikrinti, kaip viskas veikia. Kažką suvalgai, arba nesuvalgai, pasiekti, koks skirtumas. Suvalgai toks sėdžių gyvas ten. Bet kokį ten, jeigu kažkokį seną maistą suvalgai. Sako, 3 dienų maistas irgi nelabai gerai. Bet kas visai suvalgai, gulė, geras maistas. Iš karto sušim, niekas traukia iš karto. Tiesiog, kai pradedi save stebėti, supranti, kad viskas, kaip parašyta, taip įveikia. Kažko patikrinti negali, bet kaip ir matematikoje. Jeigu sako, 2 kraštinės lygius, ten kampai lygius, tai kokia 3 kraštinė, jeigu tu trikampius sudėjus. Automatiškai jau tos kraštinės turi būti vienodas. Tai tu priimi, jeigu tą patikrinau, veikia, ar kažko nepatikrinau, turėtų veikti. Palauksiu, pabandysiu, pakentėsiu ir veiks. O dėl krikščionybės, ten, suprantat, niekas nesikėsta. Aš laikausi 10 Dievo įstatymų, natūraliai. Kadangi čia dariau ir ten automatiškai stengiuosi laikytis. Nu, ten nekartą be reikalo Dievo švento vardo, ten nevok, ten nežudyk, ten nesvetimateriauk, ten, aš ten visų dabar staigiai neatsiminsiu, nes jau senokai skaičiau. Bet, nu, mes tai natūraliai, kažkaip, nežinau. Tai nesikėta, iš tikrųjų tai tas pats nesikėta. O, tai gal papildys, kad gaminti. Trumpai. Ta prasme, iš esmės yra tokia posakis, sako, išmintingas žmogus paims auksą iš bet kur, iš pelenų, iš kur, ta prasme. Taip ir tie dvasiniai dalykai, sakykime, iš esmės lietuviai pagal tradiciją, jeigu žiūrėti, yra pagonys. Ir dabar aš galiu užprotestuoti irgi, kodėl krikščionybė. Bet mes priimam krikščionybę, jos vertybės dėl to, kad nežiūrint į tai, kad tai yra nelietuviška, bet tai yra tuo labiau mes matom. Geras dvasinis protas, kuris įkvėpia žmonės, pakylėja, kaip sakant. Tai kaip čia, ta prasme, nesvarbu iš kur tai kilę, bet iš esmės reikėtų analizuoti, ar tai gali padėti man gyvenime, ar gali man padėti tobulėti. Ir čia, matot, visi tie dalykai, kuriuos dabar čia mes klausom, nu, iš esmės truputėlį išoriniai yra. Bet va šiek tiek buvo paliesta tos priežastys, kas yra universalu. Tai visi gamtos dėsniai, kažkokie, tai kas, reiškia, Vedos yra lyg tai troškimų medis, ta prasme, tenais yra įvairiems žmonėms pagal jų poreikius, reiškia, įvairūs patarimai, rekomendacijos tenais, net, kaip sako, kaip žinom, net ir kas labai troškimų daug turi, ten visokių ir kamasutrų galima rasti, ir grynai dvasinių dalykų galima rasti, ta prasme, kad tai yra universalus dalykas. Tai va, dėl to šaltinio pačio. Tai yra tokie, ir iš esmės, jeigu paimsim daugumą dvasinių procesų, religijų, taip vadinamų, ir taip toliau, kilę iš rytų, iš Indijos net krikščionybė, iš esmės banalizavus, esmė tai ta pati, bet kadangi žmonės skirtingos, tos, kaip minėjau, informacijos gali žmonės priimti, todėl duodami skirtingi procesai. Ta prasme, kad tiesiog pagal prigimtį. Kiekvienas žmogus, kadangi, kaip minėjau, Vedos kaip troškimų medis, tai jisai gali rasti savo tai, kas jam aktualu. Ir čia yra, nu, toksai, kaip sakytame, ir yra jo skirtinumas Vedų, kad, kad tiesiog įvairūs žmonės gauna tai, ko jiems reikia. Čia, aišku, tokie mes susižinom su tokia praktika mūsų, tokia, bet čia yra daug gilesnis priežastis, dėl ko mes mokome ir dėl ko. Kiekvienam savas kelias, ten vieni dėl vienur sustomėjom, kiti iš kitų. Pavyzdžiui, dėl tų tradicijų, kad ten tėvai, tai dažniausiai tėvai irgi, kaip sakyti, daugumos laimingai nes mato, kad žmonės, kaip sakyti, atsiriboja dėka dvasinės praktikos, atsiriboja nuo tų visokių žalingų įpročių, nuo blogų tendencijų ir taip toliau. Kitaip sakant, dvasinis procesas atneša naudą. Yra daug šalutinių, kaip čia sakyti galima, šalutinių efektų, kaip šalutinių procesų vyksta, kur dėka ko žmogus susitvarko viskas sveikata, reiškia, ir taip toliau. Nors tai nėra galutinis tikslas dvasinis procesas, bet taip pat padeda. Jūs neprieštarautumėte, kad jūsų vaikai pasuktų kitų kelių? Pagal šventraščius ir pagal
rekomendacijas iki pilnametystės jie turėtų padėti tėvams. O po to ir daug yra labai pavyzdžių, net tarp šventųjų gyvenimo, kad jų vaikai nebuvo šventieji. Pavyzdžiui, yra vienas mokinių mokytojų seka, aš truputėlį vėliau papasakos, kas tai yra. Jo, jis turėjo 6 vaikus. Tai 3 buvo atsidavę Dievui tėvam, kiti tai buvo tiesiog materialistai. Čia yra ateina pas mus išėjimas skirtingos sielos su skirtingais norais. Mes įdedam pastangas, kad jie kažką pasiektų. Bet kai jie išeina, viskas jau. Mes ką padarėm, suprantat, kad jie ne mūsų vaikai iš tikrųjų. Ta prasme mūsų. Bet kaip sielas jie tik tą gyvenimą atėjo. Gal kitą gyvenimą mes jų niekada nepamatysim. Bet tuo momentu pagal mūsų norą, jų norą, pagal mūsų likimus, tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje mes gimsime. Sako, 4 dalykai jau nuspręsti iš karto. Tai gimimas, laikas. Gimimas, mirtis, išsilavinimas ir turtai. Tai yra nuspręsta prieš gimstant. Ir mes nieko čia galim draskytis, kaip man. Ir šeima, prie gimimo priskiriame ir šeimai, kurią mes pakliūsim. Labai svarbu. Labai daug klausimų, aišku, negalėjau atsakyti, bet kiek Lietuvoje yra bendruomenių, kokio dydžio ir gyvenimas su bendruomeniai yra reglamentuotas kažkokiom kastų sistemom, panašiai pareigom, nes praktiškai Indija tai labai stipriai kastų sistema ir visose religijose šeimijos kuriuose sveikia kažkas yra. Kastų sistema tai jinai atėjo iš dar seniau, kaip sakot, labai seniai, bet dabar Indijos tradicijai liko tie vadinami kastiniai brahmanai arba kastiniai kažką, tai bet jie liko iš dėl to, kad jie nori tą statusą palaikyti. Realiai Dievas sako, kad yra žmonių suskirstyti natūraliai pagal jų savybės į 4 kategorijas. Tai jeigu žiūrėti pagal ašramus arba tas žmogaus savybės, tai gaunasi, kad yra valdytojai, liekime šventųjų, mokytojai šventieji. Skaitosi, jie turi aukštą labai sąmonės lygį nuo praeitų gyvenimų. Jie moko, jie laikosi aukštam lygiai, jie skaitosi aukščiausią klasę, kuri patarinėja valdytojams. Valdytojai yra 2 klasė, vadinasi kšatriai. Tai arba jie kariai, arba tiesiog valdovai kažkokie, valdo užima tą pareigą. Tai tų brahmanų patarinėja tiem kšatrijam, o jie jų patarimi turi tą savybę valdyti ir įkvėpti žmonės. Jie turi vadovą, kokį pakvieskit, jis turi tą savybės. O sakė, visi tiki, kaip aš pasakysiu, visi turi tą pasišeilyje. Po to eina kita kategorija vadinama vaišėje, prekybininkai arba žemdirbėjai. Jie irgi savo kailą viską daro, bet jie prekiauja arba uždirba žemę. Ūkininkai labai daug tai. Jie nenori kažkur tai kažkam tarnauti, jis jaučia, kad pats gali. Bet pasitokį prigimtis ir jis skaitosi tokias savybės. Aišku, vis valdo skirtingas materializmumas, bet nori skirtingai, bet vis viena jie atitinka natūraliai tą būseną. Jie yra visi šudras, darbininkai arba matininkai. Jie nieko blogo, bet tokia klasė, kuriem reikia vadovauti, reikia nurodyti, ką daryti, jis vienas negali, jis nesavarankiškas. Jam pasakys, jis labai gerai padarys, bet jam reikia reguliuoti. Ir čia yra vidinė savybė, čia neskirsto, tu gyveni, tai toks ir būsi. O Prabhupada jis tai pabrėžia, kad šventoji gali tapti bet kas, tai nepriklausomai nuo tos klasės, bet kas gali. Čia visi vaišnavai, tai yra tai vadinami tie šventieji, asmenybės, kurie eina dvasiniu keliu ir jie aukščiau už visos tos dvasinis. Dėl to, kad jie tarnauja Dievui. Jis gali būti ir šūdra vadinamas ir ta. Ir pas mus iš viso nedėdam per daug kitai dėmesio. Nors įdomu, kai vaikai gimsta. Ir yra tokie testai, kaip patikrinti, kuris linkęs. Skaitosi iki pusę metų, man atrodo. Ten vaiką padedi ir išdėlioji knygą, ginklą, taip žaislų. Ten pinigų padedi ir ten kažkokį tai daktą. Ir kuris išliaužia. Jis nieko taip nesupranta, nevertina tų daiktų ir kažkur tai rebliuojasi, kažkas nepatinka. Jis skaitosi, ką kaip apvaima, ten jis ir bus linkęs. Tai aišku, visada reikia žiūrėti jokių fanatizmų. Bet štai kartais ateina laikas, galvoju, kur jį nukreipti, ką jis nori, ką jis turi. O vienas iš pradžių, tai galima, aišku, būna astrologija, Indijoje labai populiaru, tai gimti iš karto astrologą. Kviečia, kas jis, iš kur jisai, kokia jo karma, ko jisai bus, jie ten, jeigu rimtas, pasakys. Bet pas mus tokių mažai rimtų, tai mes praktikuojam. Iš esmės, toksai ne visai autoritizuotas ir, kaip sakyti, ne visai sveikas reiškinys yra Indijoje. Ta vadinama kastų sistema, kuri dabar yra, tai yra, kaip minėjau, mokymas yra toks, kad pagal savybės ir pagal veiklą žmonės užsiima tam tikrą veiklą ir galima priskirti tam tikrų sluoksnių. Ir tai buvo net, taip vadinamoje vienos klasės komunistinėje visuomenėje, kur darbininkai ir
tas tiesiog buvo deklaruojama, lygtai, bet realiai buvo kažkas susiminėjo, reiškia, mokslo, arba asmeningai buvo kažkas mokytojai, toliau, darbininkai paprasti, verslo sluoksnis buvo, bet va principas, kad dabar, kas yra nelabai autoritizuota Indijoje, tai, kad jie teigia, kaip minėjau, kad jisai gimė tam tikros šeimoje, jisai pretenduoja į tam tikrą vilnį, aš esu brahmanas, tai aš renku paukojimus, tai tu turi teisę, bet realiai turi būti savybės ir turi būti veikla tas žmogus, tu turi užsiimti. Tada jisai natūraliai, reiškia, tampa tam tikro. Bet tai yra irgi, kaip minėjau, tai yra tik tai išoriniai tokie dalykai, kaip sakyti, kaip stilius gyvenimo, kuris palengvina šiek tiek gyvenimą ir palengvina tarpusavio žmonių kooperaciją, bendradarbiavimą, to prasme, to tokia skirstymas, kaip sakyti, kai žinai, ko užsiimti, tada koncentruojasi geriau, nesiblaškai ir tada sėkmingiau progresuoja ir gyvenimo tikslus siekia. Kaip sako, gyvenimas, jeigu turi savybių, savo darbą, visi taip sako. Jeigu dirbi tai, kad tu iš prigimties gali, tau patinka, tai laimė, eini darbą neįkai kančiai. Dabar apie mūsų bendrovę mes truputėlį, kiek čia yra, aš taip dabar staigiai primečiau. Iš tikrųjų, tokias rimtesnės, susikūrusios tokias, kad jau susirinkimai, susirenka, kad gyvent kartu, yra 6. Ten pagrindinė čia, gal tada kyla tas klausimas, ten nesekta, kaip jie ten gyvena, kažkas jau spaudžia visus. Ir čia mes susirinkom natūraliai ir ten nesusirinka natūraliai. Kažkokie draugai, pažįstami, kažkokie turi bendrų interesų, arba tenai netyčia gavo namus kažkokie, arba nusipirko. Tai kelios pagrindinės bendruomenės tai yra šventyklos, kur aplinkiuosi jau kūrėsi ir ateina šeimos žmonės, gyvena vietiniai vienuoliai, arba netgi ne vienuoliai, galima sakyti, vadinama ta brahmačariai, tai jau pagal jų vystymąsi, tai gaunasi jie mokiniai, jie mokinasi dvasinio mokslo, gyvena šventyklo kaip išlaikytiniai, bet jiem tam ir skirtas tas laikas, kad jie pasiruoštų dvasiškai, po to arba išeina į šeiminį gyvenimą, ir jų jie dvasiškai pasiruošia, arba jie tiesiog eina toliau, kaip šventyklai toliau mokosi, bet tai labai retai, bet aš šiais laikais būti šventų žmogų, laikytis celibato, gyventi atskirai, net nerekomenduoja, jeigu viduje neturi tų savybių, neišlaikysi. Labai sunku išlaikyti. Tokius visas pasaulis savo padarytas. Bet švara labai svarbu. Ir jeigu šventikai ten laikosi ten, kaip pavyzdys, prie to pačio celibato, tai nereikia jų nurašyti. Čia labai aukšto lygio žmonės, bet jų yra vienetai, gali daug kas apsimesti, bet tie, kurie laikosi, jis jums žodį pasakys, jūs Dievo tikės. Nes jis turi visą jėgą, visą tą švarą. Vienu sykiu beprieini ir viskas ir gatava. Kaip būdavo ten tėvelis Stanislavas, visi važiuoja, jisai šitai atiduoda. Štai nepasako, viskas ir laimingas išeina viskas. Tai yra pagrindinės net šventyklos ir kelios tokias bendruomenės kaip mūsų. Mes dar skaitysimės kaip jaunė, kiek mes čia susikūrėm. Tiesiog mes iš pačių suvažiavom, po to net pasakėm, kad čia, kaip įkūrėm tą bendruomenę, kad lengviau visiems kažką daryti. Kažkas tada susibūrimas, gal tikimės, kad čia išaus, gal kažkada nors daugiau ir vaikai, viską. Tai va, yra dar viena įmalinė. Po to yra ten kelias, dar ten kelias yra iš tikrųjų. Bet visas principas nieks jų neverčia, kaip čia nieks mūsų neverčia. Net ir ta rytinė, kai mes ateinam, kiekvieną dieną skirtingai ateinam. Šiandien negaliu. Pats savo atsakingas, tai nevarinėjai. Bet pats principas, kad dvasiniam keliai reikia pajusti tą skonį prieš Dievą. Jūs su juo bendravęs, gal net ryšį. Čia visi, kas eina į bažnyčią, arba kažką biškį dėl Dievo padarė, jūs pajuntate. Kažkokie džiaugsmas viduje ateina. Ir tas džiaugsmas įsibėda dar sėki padaryti. Ir jeigu turite ateini ir pasimedi jam, nusirenki, maldą susakai, išeini kaip kitas žmogus. O kitas įk nenueini, ir neverčia. Bet tu galvoji, bet geriau buvo, taigi atsikelti. Net ir gamtos dėsnis sako, yra laikas skirštamas, kodėl mes ryte darom, labai įdomus tas momentas, kai ne vakare, nemiegojančių visų kitų. Gamtoje yra taip natūraliai ir šventas čia yra, kaip minėjau, ilgas manau, kad iš tikrųjų yra natūraliai susidėlioję dėsniai, kurių galima laikytis arba nesilaikyti. Tai vienas iš tų tai yra gamtos dėsnis, kad rytinis laikas pats geriausias mokslui ir šis veiklai dvasinė. Ten dorybės būna 2 valandos prie saulės patekėjimą, iki 6 valandų dažniausiai, jeigu tai mūsų vaikų žiūrėt, maždaug iki 6, mes gaunam visą naudą iš gamtos. Mūsų laimina visą energiją, ten dievai, pusdieviai, kas nori, mes gaunam saulės energijos labai daug, sustiprėja mūsų sveikata. Jeigu pabandytumėt kada tam mokytis, tai viską atsimintumėt ilgam. Ne taip, kai mokyklą išmoksta ir pamiršta.
Jeigu vakarė gal mokinosi. Bet jeigu ryte, tai išmoksti lieka visą gyvenimą. Tai labai svarbu tas rytinis laikas, jis kaip labai geras. Po to eina račia būna arba tą vadinamą aistros būna. Mes norim dirbti, natūraliai kyla noras kažką daryti, lakstam visi, gyvūnai pradeda judėti, čia triukšmas kyla gamtoje visur ir mes visur kažką darom, gauti rezultatus. Vakare natūraliai vaidiname, neišmanėme tamsos gruntą. Nieko nesuprasti, tai nieko nesimato, kas čia tas pasaulis, ten visa tas tamsa, visa ta švara, viskas vyksta naktį. Tai natūraliai, gamta turi. Todėl mes keliamės ir ten, taip rekomenduoju, bet jeigu pramėgiai, tai paimti tą skirtumą. Pramėguoja, kai maišų garas, jeigu po 12 atsikėlė, dieną gata, visą dieną mėgų, nieko nepadarysi. Arba, pavyzdžiui, švara. Labai svarbu išsimaudyti ryte, nes po miegų užsitešia subtilus kūnas. Mes tokie mėgustys. Bet jeigu mes po šalto arba drėgno, drūkno tokį smaudom, mes atsigaunam iš karto. Ir čia bet kada, jeigu nuovargis, pabandykit kojas nusipila šaltą iki kelienų. Visai kitaip, arba gulis vakarė pavargęs, net kojas keista. Čia tiesiog fiziologija. Nusiplaunat šaltų vandenį, energija atsidaro, viskas, atsipalaiduotų miegą. Tai vat skaitosi geriausiai miegoti nuo 10 iki 4. Nu tai video toks laikas, miegoti iki 6. Sako, iki 6 dar kažką gaunam. Jeigu gudraujam, iki 6 gaunam, po 6 iki 12 iš mūsų vis atima. Optimizmą atima, energiją atima mūsų, norą kažką padaryti. Tikslus iš mūsų gimsta. Mes kitur įsikraustysim, aš nes jau dar mes nedarysim. Čia natūralu, po greičiausiai. Tikrai. Dėl to tikrai mes jau svarstame ir darom pastangas, kad, kaip sakyti, nenervuoti kitų. Kam teisingai sako, kam trukdyti kitiems su savo vėlą? Natūraliai reikia, niekam neužkliūti. Tikslai jūsų tikrai gražus, principai labai jau, bet aš galvoju, kad kokie turi stiprus valingi žmonės. Ar kaip su pažeidimais, ką nors taikot? Ne, tai mes nežinom, kas ten pažeidė. Gal pasikėlai, šis vidinis procesas nepamatysi, pats save gali, gamta nubaudė, naktį užvalgai, nemėgai visą naktį, susuko sprendį lygas, kokią nors įsivystė. Buvalgiai tai vėl, tai visą bausmė, o kitas net nematė, gali naktį šalia turi valgyti. Tas keltis ir valandą, Aš šiandien, jeigu pavyzdys irgi, negaliu čia girtis, koks čia girdiuosi. Sėdėjau čia, ruošiausi iki naktų, po to ryte neatsikėliau, kai reikėjo. Iškėliau atsikėliau. Aš šiandien jaučiu, kad simaužiam po šaltų, stengiasi atsigauti. Orą įkvėpi, pramatų, energijų gauni, bet visiems kitaip jau. Bet visiems kažkaip tai, bet tu pragyveni tą dieną su pamoka, kad kitas gal padarysi geriau. Ir nieks netikrina, suprantate. Žinokit, dirbantys žmonės gali nespėti visą programą, ten yra tiesiog palankus laikas ir ten sudėliota programa, kažkokia, ypač jeigu šventyklai, namuose jokių programų nėra, pas dalykai būna. Bet šventyklai būna atsikėlė, galiu trumpai pasakyti, aš jau, daktarinė, nežinau, sakiau jau, kaip ten viskas vyksta, nes nuo 5, iš tikrųjų šventyklos jau ne pusė 5, bet čia mes padarėm nuo 5, bet norėjom tą laiką biškai pastumti, kad nenervuoja žmonių. Tai nuo 5 atsikėlėm iki pusė 6 tokias dievybių sveikinimas. Taip yra tos dievybės, kur rodžiau čia pas mus kitokios. Mes pasveikinam Dievą, maldom. Po to tyliai susėdam ir meldžiamės kiekvienas asmeniškai, vadinamas džepat, karolės. Visos religijos tą turi žinoti. Žančių, o ką jis duoda? Jis duoda koncentraciją, kad kiekvieną dieną padaryčiau pastovų skaičių dvasinės veiklos, arba maldų sukartočiau ir tai daryčiau kasdien, tai duoda rezultatus. Tai mes su Dievu asmeniškai visi jau čia susėdam į vieną vietą, gal palanku, kad visi netoli. Kaip sakyti, tą patį energiją, bet visi asmeniškai. Po to nuo pusė 8, tai daro dievybės, jos būna perengtos, gražiais drabužėliais, ten viskas sudėliota, paukojame į maistą ir vyksta rytinė tokia veikla. Ir viskas, po to paskaitom šventraščius, kad dar turi laiko, į 9 valandą viskas realiai užsibaigia. Kokie gieda, aš nežinau, kokiais momentais būna. Koks būna jūsų giedojimas tada iš ryto? Tai netoks stilius, taigi mes instrumentų nenaudojame. Kad nėra labai ramių maldų pas vis taip pat. Tai dabar kušlinam, tai čia labai, žinot, norėjom galbūt. O tai mes be muzikinių instrumentų, tai tikrai. Visi žinom, kad tvarkinis domas, aš čia buvau kaimo. O dabar jau čia matėmės, ar statusas, ar iš vis nematė jūsų veikloj? Kažkaip aš neprisistačiau, gal iš oficialiai reikėjo. Aš esu tos bendruomenės kaip prezidentas paskirtas, šią pareigą šiandien privilegija. Reikia kažką daryti, o visi kiti kažkokią veiklą užsiima, mes tiesiog pasiskirstėm, kad būtume užsiėmę tarnybą Dievui. Neatsakingų šventės.
kiti atsakingi ten žūkio veiklą, jeigu kažko reikia šventikėlį, kiti atsakingi ten už knygų kokį platinimą, kiti ten puošimą, altoriaus paruošimas, visada dievybių priežiūra. Virginijus jisai, natūraliai mes priskyrėme, kad jis prie tų, kurie pamokslauja gatvėje, vaikšto dainuoja. Dar apie šitą truputėlį paklausiu, galbūt net užklausė, bet gal ne, tai dabar jau už natūraliai gavosi. Kodėl tai vaikšto dainuoja visi? Nu tai sėdėtų tyliai. Bet šventraščiai rašo yra keli dalykai, ką reikėtų praktikuoti. Tai paprasti. Pirmas tai kartoti šventos išlaidas svarbus, antras lenktis dievybėms, trečias skaityti šventraščiuose apie tai, domėtis apie Dievą ir kitiems pasakyti. Tai mes, kai dainuojam, skaitosi šventas vardas, veikia, supranti tu ar nesupranti, jisai veikia širdį, tiesiai valo. Ir eina tyčia išgirdai, nes skaitosi, jeigu prieš kažką turėjai, vis vien jisai veikia. Todėl mes kartais praeinam, pradainuojam, kad visi išgirstų, gal kažkas prisijungia. Ne visada, kiek po kiek laiko prisijungia. Mano žmona įdomu tokia istorija pasakosi, kaip viskas veikia, man pačiam buvo labai įdomus. Nuvažiavo traukiniu kažkada, dar mes buvom nepažįstami į Rusiją. Ir sako, aš galiu, kažkas viršų ten burbulė atsigulė. Žinot, ten viršų. Kažkas ten burbulė visą kelią. O to, daug metų mes susipažinome ir atėjo į Kauno šventyklą ir pamatė tą pačią moterį. Sako, jinai ten turbūt meldėsi visą kelią. Sako, nemanau. Įsivaizduot, po kiek laiko jie kažkaip suvedė likimas, kad mes susipažinome, atėjo į šventyklą ir pradėjo tarnauti Dievui. Todėl ir nesąmoninga veikla gali privesti. Todėl, kadangi rekomenduoja, mes savo noriu net, ir kas nori čia eiti, ir visas keisė, kaip sako, išėjti pas kažką, pasirodyti, ten kitas gal nenori. Ir neina, jeigu nenori, bet kiti įsikvėpė, kad, nu, dėl Dievo. Padaryti kuo gražiau, kad būtų liūdnai, kad linksmiau. Ir išeina. Nu, Virginijus jisai kartais ir vienas išeina. Nors taip nerekomenduoja, bet jisai labai didelį norą turi, jeigu kas nors neina, tai jūs vieną. Žmogus jūs įspėjus savo gyvenime, tai mes jau negalime suvaržyti. Jisai kartais taip pasakom, kad vienam kaip atrodo, kad jis tokio, nes mes dažniausiai daugiau, padaryti šventę, žinai. Dainuoja, ten šokit, ar maisto padavim prasalą, kad visas, kaip sakyt, kompleksas. Kad būtų kažkas sudomų. Jeigu patyrė turi pritraukti, jei kažkoks malonumas, nenori. Kažkas vaizdas gražus, malda, maistas. Bet iš tikrųjų, jeigu ten stengiamės, jų ten, kaip sakyti, sušakimai. Piliečių pareigas atlieka, taip kaip visi Lietuvos piliečiai balsuoti eina. Žinot, sako, gyvenimas dvasinis materialus tai kaip bėgiai. Dievą negali, nesūrius kažkas. Nes, Krišna Dievas sako, kad reikia palaikyti bent jau savo materialų kūną, reikia dirbti tam, kad jį palaikyti. Mes negalime visiškai sėdėti ten atsidavęs. Nu, jeigu tikrai Dievą tiki 24 valandas jam tarnauti, tikrai, neapgaudinėjai, tai tikrai pasirūpins. Kažkas atneš. Jeigu pamatys, kad šventas žmogus laikui bėga ir kiti, kurie turi resursų, jie atneša. Bet tokių yra vienetai, kaip minėjau, atsiskyrė vienetai. Ir tada reikia dirbti. Jeigu nedirba, tinginės, faktas kažkas yra. Matosi jau visi. Todėl mes ir einame darbą, ir balsuojame, ir vaikus leidžiame mokyklas. Viskas stengiamas daryti kaip visiems, nes gyvenimas vyksta, reikia pasiruošti, gal vaikai nenorės. Jie turi būti pasiruošę, pavyzdžiui, išeiti gyvenimą, pasiruošę jau viską. Turėjo tikslą, viską. Dvasinis čia vidinis gyvenimas, išorinis jis irgi neturi sugriauti, nes kaip sakė ten krikščionybė. Cezariui, tas Dievui, mes tai čia esame visuomenės nariai, reikia kažką padaryti. Ir balsuojam savo nuomonę, turim kažkiek domimės, gal mažiau, vieni daugiau, bet taip gaunasi, nežinau. Kiek vaikučių auga jūsų bendruomenį pajėsiai? Daug kažkaip tai. Beveik kiekvieną šeimą turi vaikų. Kiti turi dar 3, tai maždaug apie 10 vaikų. Čia mažų? 7 šeimų. Tai labai jūsų pajėsiečiai džiaugtis reikia, nu, kad nekūkite, sakyčiau, jau vaikai auga, bet yra kūrikų. Aš jau irgi prisistatysiu, pats esu bendruomenės narys, prieš 7 metus kažkur pradėjom, prieš 7 metus pradėjom praktikuoti ir galbūt klausyt jūs klausimai buvo, ką veikia, ar dirba ar nedirba. Aš esu dirbantis žmogus, pats esu daktaras. Ir sakykime, mes čia esam susirinkę, bent jau kas iš mūsų mes čia atsikėlėm šituose namuose, vis tiek irgi visiems buvo labai įdomu, kas čia darosi. Tai atsikėlėm praškai esam čia 3 klasiokai, kurių likimas nesuprasi, kaip mes čia atsidūrėm, paprasčiausiai. Tiesiog yra likimas, pasakoja jums daug karmą veikia,
gal kai jūs dabar klausote, tai daug visokių žodžių yra naujų. Tai sakykime, prieš 7 metus man lygiai tas pats buvo. Nieko aš nesupratau, nieko aš nežinau, kaip aš atsidūriau. Tiesiog atėjo laikas, atsidūriau kažkaip, tai kažkodėl, tai nežinau. Jūs išklausysite, tai nereiškia, kad jūs čia atsidursite. Sakykime, kur sakom, Krišno sąmonė, tai nėra Krišno, kad būtent kartuojat Krišnos. Krišno sąmonė yra Dievo sąmonė. Nesvarbu, jūs būsit krikščionis, jūs būsit musulmonas, visiškai nesvarbu. Jūs esate Dievo sąmonė. Mes paėmė tiesiog pavadinę Krišno sąmonę. Bet jeigu jūs, sakykime, daugelis klausia, ar jūsų judėjimas yra geresnis už kitus? Nes daugelį kėlė natūralūs klausimai, jūs čia susirinkot, jūs čia aukštinat save, paklausot, gal čia sekta, gal dar kas nors. Nieko panašaus. Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, kad į krikščionybei pats mačiau žmonių, kurie yra tikrai, kažin ar mūsų religijų tokių rasi. Na, aš nešneku Indijoje, nes vis tiek patirtis yra maža, yra daugybė šventųjų žmonių, tačiau paimkime patį Dievą Stanislovą. Tai dabar galima pavadinti jisai krikščionių lyderis, galima sakyti jisai Dievo lyderis, tai jisai bus lygiai taip pat mums lyderis. Yra Kristus, jisai mums lyderis yra. Mes lygiai taip pat jį pripažįstam, tai nėra kažkokia išskirtinė religija, nieko panašaus. Tai yra tiesiog Dievo religija. Paprasčiausia. Kaip jūs be paimsite? Jeigu jūs būsit krikščionis, jūs būsit geras krikščionis, jūs esate tiesiog taip. Jūs esate Dievo sąmonė, tai nėra, jokio skirtumo nėra. Ir sakykime, kai sakė mūsų lyderis Prabhupada, mes jį paėmė, sakykime, vis tiek reikia kažkuo sekti. Žmonės jeigu eina į bažnyčią, jie seka kunigu, kunigas jiems sako, taip reikia daryti. Reiškia, jis juo tiki, mes tikime jų. Yra tiesiog, čia irgi vėlgi natūraliai, kiekvieni savo, sako, jie turi kur apgauna, nueina į sektą. Yra pasakyta, jeigu žmogus nori būti apgautas, atsiras apgavikas. Visą laiką. Tai čia irgi natūraliai viskas yra. Taip ir šičia lygiai pas mus yra tiesiog jeigu labai nesigilinant į viską. Tai yra tiesiog Dievo sąmonė. Ir aš pats esu dirbantis žmogus. Kiekvieną dieną aš turiu darbo valandas, važiuoju iš ryto, keliuosi, važiuoju darbą, uždirbu, yra šeima. Mano šeima auga natūraliai. Mes nėra taip, kad vien tik tai dabar namuose, nežinau, tik tai apie šventraščius šnekėtumėm. Yra natūralūs darbai, reikia ir tą padaryti, ir yra atostogos, gyvenam taip ir visi. Nieko nesiskiria. Taip yra, sakykime, pas mus, turbūt galbūt žinot, gyvena mūsų dvasinis lyderis, Šanta Maharadžas. Mes jį taip vadiname, taip jau yra. Jisai yra vienuolis, jisai visiškai atsižadėjęs. Praktiškai, tai yra tas, kad, sakoma, jeigu tu Dievo visiškai pasikliausi, jisai tau viską duos. Tai jam yra viską davė, jisai nieko neturi. Bet jisai mes jam pastatėm namą. Jisai čia gyvena. Viską įsilaiko. Viską duoda jam, nieko nereikia. Tai jisai visiškai atsižadėjęs yra. Tai jau kitas gyvenimas, kitas lygis. O mes tiesiog gyvenam, šitaip visi esam susirinkę šeimos žmonės, vieni dirbam, kiti dirbam. Ir ta pati rytinė praktika, vieni atsikelia, kiti neatsikelia. Man reikia darbą, aš keliuosi anksti, aš keliuosi 3-4 valandą. Tiesiog mano organizmas šitą leidžia. Jeigu to neleistų, aš to nepadaryčiau. Tai vėlgi čia nėra kažkokios prievartos, absoliučiai niekas. Kiek pas mus yra, ateina, pasižiūri, kartais būna žiūrėk blykstelė, kaip meteoritas. Atlėkė blykstelė, visur atrodo viską pakels, ir dingo. Viskas. Tai visur taip pat yra. Ir krikščionybė lygiai taip pat yra. Ir musulmonizme lygiai taip pat. Bet kurio religijoje jūs tą patį rasit. Tai norėjau pasakyti tik tai tiek, kad tai nėra Krišnos, tai sakykime. Krišnos sąmonė tai yra Dievo sąmonė. Jūs esate krikščionys, aš sakykime pats, esu dabar, pavyzdžiui, jeigu pagalvoju, aš kartais iki pagalvoju, kad aš pats didesnis krikščionis esu, negu kad buvau įkėtėjus čia. Nes iki to laiko aš nieko nesupratau visiškai. Man irgi buvo ir komuniją reikėjo prieiti, viską, mama mano ten jau stengėsi dėl šito. Galbūt tai jos yra įtaka, nes mane privedė prie Dievo tokiu būdu, aš nežinau, kaip mane tai valė. Galbūt dėl to aš čia atėjau. Čia nežinomi keliai, mes nieko nežinom, prašiausiai. Tačiau esmė ta, kad aš, pavyzdžiui, dabar tikrai suprantu, kad aš esu didesnis krikščionis, negu kad prieš tai buvo. Nes aš žinau, kad yra Dievas, kad jį reikia atsižvelgti, kad jo reikia paklausyti, ką sako. Galų gale pats anksčiau alkoholį vartojau ir visko buvo, jaunystė, sakykime, ir kvailiodavau, ir ko tik nebūtų, ir dabar pasikeičia viskas. Tai reiškia, procesas veikia, aš jau tikiu. Taip, tiek aš noriu pasakyti, kad būtent tai yra Dievo sąmonė. Nepriklausomai nuo to, jūs einate šitų kelių, aš jūs pilnai gerbiu, nes jūs esate krikščionis ir viskas yra labai gražu. Ir mes nesakom, kad jūs ateikit pas mus. Ne, tiesiog atsigręžkite Dievą, paklausykite ir viskas. Jūsų yra Biblija, mūsų šventraštis pristatė Bhagavad Gita,
Tai yra tie patys, jeigu, sakykime, aš irgi dažnai nueinu ten, netgi kitais aš nueinu į bažnyčią tiesiog paklausyti, nes labai įdomu yra. Ir dabar, ką aš girdžiu lygiai tą patį, ką mes čia perskaitėm, aš girdžiu lygiai tą patį. Taip, bet niekur nesikeičia. Yra sakoma taip, religijų yra daug, tikėjimas yra vienas. Ačiū Jums. O jūsų moteris tokios tylios? Jūsų moteris tokios tylios? Saugom. Ar neleidžiat šnekėti? Iš tikrųjų, va, tas įdomus klausimas, kaip čia, moteris ir vyrai mūsų ten bendruomenės ir šis bendro tai religijų. Iš tikrųjų, moteris ir vyrai, moteris dar labiau girdimos, skaitosi, kad moteris yra geresnė pusė, gražesnė vyro pusė. Jis turi labai daug gerų savybių, palaiko vyrą, bet realiai pagal fiziologiją tai padaryta, kad vyras daugiau linkęs į dvasinę veiklą, daugiau atsiskyrėliškai, moteris daugiau prie šeimos. Materialių dalykų puošia, gražina, gerina. Ir šeimos gyvenime reikia tai atsižvelgti. Vyrai stengiasi patenkinti moteris, kažką puošia, remontuoja, tengi, kaip sako, amžini dalykai. Remontas į bažnyčios namų, tas pats. Ir kitas dalykas, moteris padeda vyrams. Jis nori drąsiškiau, išleidžia, vieni kitiem padedam tobulėti dvasiškai. Tai čia nėra jokių ten, nors Indijoje ar kažkur tai gali kitose šalyse atrodyti, bet vyrai net ir musulmonizme, aš seniau nesuprasdavau, galvoju, vengia moteris, ten to susidėčia, bet suprantate, nengia tokia yra baisi. Jeigu tikrai nori į dvasinį kelių, tai tave gali stipriai atplėšti, gražus, spalvimas įvaištų visos į pusnuogius. Indusai tai atvažiuoja, tos europietės arba iš vakarų pasaulyje, jie tiesiog sėdi už rankos ima. Jiem pagal filmą atrodo, kad čia prostitutė. Jinai atsirengus, nuoga, jinai laisvai elgiasi, vyrų jie nėra, o jie televizorių prisižiūrė, atrodo, jos visko tik tai vieno ir nori. Jie ten sėdi, ten pavojinga. Bet apsirengi kaip Indusai, ten užsidėdė vasarius, kažką ten galvoja tokį mokinai, kad mažiau ten iššokinėjai ir niekas ten per tavęs nesita. Nes pas jūs tokia kultūra. Moteris turi elgtis santūriai, moteris turi labai daug gerų savybių. Aš dabar gal visų neprisiminsiu, bet man labai patinka, iš tikrųjų tai yra graži kalba. Malonė turi. Kas kokia ten gražiai atrodo, visada švelni. Dorovinga, visada. Ištikima. Visos tos savybės, kokias mielos širdžiai visi tą žino, kad visos tos savybės visada labai geras, bet kai tą gyvenime pamatai, tai kas atsilaikys, tai todėl musulmonai liepia uždengti. Nedaug dievė, kas nors susinužai, prieš savo valią. Krišna sako, ten buvo pokalbis jo atsidavusių ir jo pačių. Ir tas atsidavęs sako, kas čia per jėga, kuri verčia mane elgtis prieš mano norą. Tai aš tą nenusidėti ir pirmieną padaryti. Tai Krišna sako, tai yra aistra, geismas, kurį galima nugalėti tik tai žinių kardu. Nukirsti tave. Turi žinias, turint viską, kad čia yra negerai, intelektas įsijungia negerai, turi susilaikyti. To natūraliai nesinari. Bet medžiai reikia tokį imti sąmoningumą. Čia negerai, čia negerai. Jeigu įdomu, gal daug klausimų savo klausimų. Moterim norit užduoti, moteriškai. Tai čia jūsų yra du namai, kur jūs negyvenate. Nesvarbus, aš ten tas nežinau. Nelandai apleistate, žolėm apaugai, jūs atsišinaukit, apsiraukit. O tai geras pastabas. Ar būtinai pasakysiu savininkai? Aš sakiau, galbūt tai sen neklausim. Visą vasarą. Sakė, ne jau? Ne jau. Nesvarbu. Teisingai sako, turi būti tvarka, mes viską nesuprantam, jeigu aš kažkaip negirdėjau, tai manęs neleido. Tai padarysim, nes tik šiandien iki manęs dėl, tai gerai, kad susirinkome daug pastabų. Ačiū Dievui, žiemas sniegas pridėkė. Dabar žiemą nepašiausim, bet pavasarį žymas. Dabar nereik šianaut nuraut, išdžiūvęs. Abu uždėkit, tai vis Gerai, tai dabar jeigu papildomų klausimų bus, tai jau pažinotų patikų. Moteris mergaitės, tai nėra. Vyras, aš irgi specialiai nerašiau, ten nedėjau, galvoju papasakoti, bus tema pakalbėti. Tai šukuosenas iš tikrųjų skaitosi plaukai yra nešvara, visada žinom. Jeigu suvalgai plauką, tai ten iš vis rašo šventraščiai, kad ten labai perimti to žmogaus visas ten nuodėmes, visą kitą. Geriau maistė turi nebūti. Todėl moteris gamindamos būtinai turi apsirišti kažką. Mes dabar nekreipiame, taip ir parašyta. Bet šiaip plaukai, nagai, skaitosi nešvara. Ir jų reikia būti, kad kuo mažiau. Moterim čia neturi, jos gražios, tokios būtybės, geresnės pusės. Jos šukuosenas daro, nieks jau ne.
Tai va, reikia užsirišti. O vyrams, kadangi jie pas tas grožis, jis gal plikas dar gražesnis, tai rekomenduojama nusiskusti visai šventikam, jie palieka tik šitą odegėlę, visą šitą šyką, o visą kitą nusiskusti. Odegėlė, nes skaitosi, dengia šitą čakrą čia, kur yra. Ir iš kitos pusės ten šventraščiai rašo, kad jeigu dvasiniam keliui parpulsi, tai Dievas turės už kartą pagalbą. Tai va, o iš kitos pusės dar sako, kad čia yra į proto toksai, kad nugalėjai protą savo. Tai reiškia, kad jau man labai šviečia, kaip aš atrodo. Aišku, gerai, kad atrodo gerai, bet aš jau prisilaikau šventraščių nurodymų ir man, kaip sakau, aš noriu dėl Dievo. Bet švara turi būti, todėl šeimos žmonės jie mato, tai aš sauginui ten plikai nušokiruočiau, jeigu vaikščiačiau, gal man šeimą dar šaką būtų. O, kaip sakyt, net truk parpulsiu, tai pakels mane Dievas. Ženklai. Čia visi irgi dedamės dažniau, šiaip dedamės kiekvieną dieną, bet jau einam jau visai visuomenę ir paprastai apsirengia, tai gal ir nusivaloma kartos, bet šiaip yra viso kūno sudėti. Ženklai, tas ženklas reiškia Višnu, vardą Dievą, reiškia Dievo vardą. Mes kaip šventinam savo kūną ir kviečiam Dievą į širdį, kad čia būtų kaip šventykla. Ir mes visą kūną pažinom, nusimalam iš pradžių, to pažinom ir skaitosi, kad kaip sakyti, jau kviečiam Dievą, kad viskas šventai. Ta kūną irgi stengiamės paruošti, kad Dievas apsigyventų mūsų širdį, reikia švaros. Šventraščiai rekomenduoja. Indijoje ten visokių ženklų. Dar į tai gaunasi, kad skiria, kokie tu priklausai grupiai, kam tu priklausai, kokie religijai, kokie šakai. Pas mus čia nėra, bet iš esmės dedam dėl to, šventis galima sakyti kūną, švaresnis. Tai va šitas ženklas vairo, tam lapelis reiškia tūlas į medelio, tokį šventą medelio, kurias nešvantą. Tūlas į medelio šventiukas, jisai naujai irgi duoda atsidarimo tarnystę Dievui. Skatina. Jeigu tą medelį prižiūri arba nešioji, arba su juo jisai skatina meilę Dievui, tai mes viską darome dėl to pačio tikslo. O ta meilė greičiau ateita iš tai. Tai žinot, gal dabar neužteks, jeigu bus to Santas galėsim pašnekėti ir tada dar asmeniškai reikia tai bet ko. Vaišės. Prasadas tai reiškia malonė, jeigu išvertus, o realiai tai mes vadinam vegetarinės vaišės, taip mes pasiūlom Dievui, kaip jie siūlo, tiesiog, kaip ir komunija, pastato ant altoriaus, pasako maldas ir nuima, ten nieko, taip, materialiai nieko neatsitinka, o dvasiškai, ten jau visai taip viskas. Jeigu paragausit, pavysit, patiks, ne, pasakysi, čia skonio reikia. Ačiū Jums labai. Atsiprašau, kad gal nuvarginau. Pašoks, taip. Vat kai buvo pranešęs tą progą, mes iš tikrųjų, kad jeigu kažkas susidomės, jeigu, ten, žinot, kaip būna smalsumas, tai mes norim bendruomenės knygynui padovanoti kelias pagrindinės knygas. Pagrindinį šventraštį Bhagavad Gitą, savęs pažinimo mokslas. Po vegetariniai valgyt, kas patiks, tai gali paskaityti labai gerai receptai. Mano patirtis, aš nuo vaikystės iš jos gaminu pusę, dažniausiai nedėdavo nesiremontuodavo, bet receptai labai tikslus. Ten beveik nieko nereikia dėti, nes tai vienu labai gerai. Ir slapto Indijos šlavė, tiesiog apie Indijas labai daug nuotraukų. O kada mes praversim. Taip, sekant programos dalis, indiški šokiai. Taip, sakyt, pažiūrėsit, kaip man. Iš tikrųjų, šokiai, visa veikla yra skirta pašlovinti Dievą.